Panevėžio kultūros centre iš Lego konstruktorių pastatytas Kalėdų miestelis. Šią akciją organizavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija drauge su uždarąja akcinė bendrovė Arginta Engineering ir Panevėžio plėtros agentūra. Mes pastatėme su vaikais gražų kalėdinį Lego miestelį. Kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga su priešmokyklinio ugdymo vaikais arba dar prie jų prisijungę ikimokyklinio ugdymo vaikais pastatė po vieną namelį. Ir kartu sunešę čia pas mus į kultūros centrą gavome didžiulį gražų Lego kalėdinį miestelį, šventės kurios metu Žilvyčio darželio žibintininkas įžiebė šviesas. Tai va, turime tokią gražią šventę prieš Kalėdas, pabūti su vaikais, pasveikinti vaikus už kruopštų konstruktoriaus darbą. Renginio tikslas tai yra tas, kad mes Panevėžyje visos ugdymo švietimo įstaigos prisidengiam ir prisijungiam prie inžinerinės programos rengimo. Iš tiesų, inžinerinė programa ir kitose miestuose jinai aktuali ir prie jos yra dirbama, bet daugiau yra apjungiamos bendrojo ugdymo mokyklos. Mes, bežiūrėdami į mūsų ikimokyklinio ugdymo vaikų veiklas, pastebėjom, kad jie irgi daug laiko skiria kūrybiškumui ir inžinerinių kompetencijų ugdymui. Tai mes pakvietėm juos kartu rengti inžinerinio ugdymo programą. Tai va čia ir yra pirmojo etapo šventė, atidarymo šventė. Anot uždarosios akcinės bendrovės Arginta Engineering vadovo reikia remti visas veiklas, kurios yra susijusios su jaunimu ir vaikais. Nuo jaunimo ir vaikų priklauso tai, ką mes turime vėliau. Tai mes matome, kad inžinerinis mąstymas pas vaikus susiformuoja iki pradinių klasių pabaigimo. Tai darželėje yra pats tas laikas, kada žaisti su Lego ir formuoti inžinerinį mąstymą. Lego vysto vaikų vaizduotę, jisai leidžia jiem kurti naujas struktūras, naujus pastatus, naujas mašinas. Tai būtent, kad jų visas mąstymas vystytųsi į loginį mąstymą ir logiškai galėtų dėlioti kaladėlę savo. Tai aš norėčiau pasveikinti visus panevėžiečius ir linkėti visiems prisidėti prie Panevėžio jaunimo ugdymo ir linkėti, kad Panevėžys būtų pagrindinis pramonės miestas, kaip jisai ir buvo prieš 20 metų Lietuvoje. Tai tiesiog sveikinu visus ir linkiu, kad po 10 metų mes visi susitiksime čia ir sakysime, kad tai yra didžiausias pramonės miestas Lietuvoje. Pasibaigus renginiui, Lego Kalėdų miestelis išvežtas į Panevėžio Lopšilius darželius.